turiu prisipažinti, kad savo gyvenime buvau priėjęs tokį etapą, kai vieną vietą susidėjo daug visokių dalykų ir apsidairę supratau, kad arba nuo dabar aš pradedu apsimetinėti, kad su manim viskas yra gerai ir tiesiog pradedu daryti tai, ką darau vien dėl pinigų, arba aš viską metu, susikraunu kuprinę ir išvarau į Indiją. Tai ką pasirinkau turbūt, kad nujaučiat, arba galbūt ir žinot. Tai Indijoje praleidau kelis mėnesius, tada paskui apkeliavau kitą nemažą dalį Azijos, paskui grįžau, čia Lietuvoje turėjau visokių veiklų, šiemet ir kelis renginius turėjom. Ir dabar darau šitą video todėl, kad noriu pranešti, kad grįžtu į renginius ir grįžtu ne visai taip, kaip juose buvau. Tai yra 8 metus dirbau praktiškai vien tik su vestuvėmis, todėl, kad man jos teikia daugiausiai džiaugsmo ir geriausią emociją, nes vis tik ta šventė yra apie tai, bet jaučiu, kad ilgai užsisėdėjus vienoje vietoje galima išsisemti, gali darytis nuobodu, atsibosti, tai noriu naujų iššūkių, turiu visokių idėjų, keletą jų galbūt pamatysit artimiausiu metu. Kai kuriom kitom įsigyvendinti turbūt, kad prireiks dar ir ne 1 metų, bet apie viską nuo pradžių turbūt, kad sužinosit. O dabar dar vienas dalykas yra tai, kad informuoju, kad nuo šiol pradėsiu kelti daug visokių video apie renginius, apie vestuvės, kaip jas susiplanuoti, kokias jaunieji daro klaidas, kaip jų išvengti. Tam, kad jūs visą tai sužinotumėt, kad aš apie save priminčiau pasauliui ir kad apie visus tos dalykus man nereikėtų kiekvieną kartą pasakoti jauniesiems, kai su jais susiskambinu. Tai vat pradžiai tiek, šiek tiek keista kalbėti čia į tą kamerą, bet manau, kad priprasiu ir vėl tuoj gazuosim pilnu tempu. Tai labas ir iki.